Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Keletą metų iki Jeruzalės sunaikinimo per pranašą Ezekielį viešpats kalba apie savo ketinimą nubausti Izraelio tautą. 14 skyrius Ezekielio knygos. Žmogau, kai kuris nors kraštas nusideda man neištikimybę, aš pakeliu ranką prieš jį, sulaužau jo duonos ramstį ir siunčiu jam badą, išnaikindamas jo žmonės ir galivijus. Net jeigu 3 vyrai Nojus, Danielius ir Jobas būtų jame, tik jie išsigelbėtų savo teisumu, tai viešpaties Dievo žodis. Vadindamas šios teisiuosius vardu, viešpas nori pažadinti klausytojų atmintį, kad suprastų šią nelengvą pranašystę. Ir pavyzdžių naudoja skirtingais laikais gyvenusius žmonės. Nojus, Danielis ir Jobas turi kažką bendro, jie visi išvengė mirties dėl savo ištikimybės ir visiško atsidavimo viešpačiui. Nojus nemirė tvano metu, kai Dievo nuosprendžiu žuvo viskas, kas žemėje turėjo gyvybę, ir visi gyventojai mirė dėl savo nedorybės. Danielius buvo išgelbėtas, kai buvo išleistas karaliaus nutarimas sunaikinti visus išminčius, nes jis ir jo draugai taip pat buvo priskirti prie jų. Be to, jis išgyveno tarp alkanų liūtų, kai buvo apkaltintas nesilaikymu karaliaus dekreto, pagal kurį visiems buvo uždrausta melstis bet kam išskyrus Persijos karalių. Ilgai kenčiantis Jobas, praradęs beveik viską, išskyrus savo gyvenimą, išgyveno sunkius šėtono smūgius, kurie jį beveik sunaikino. Šie žmonės ištikę išbandymai sustiprino juos ir sustiprino jų ištikimybę Dievui. Bet yra kažkas daugiau ir viešpats atkreipia į tai dėmesį. Visi šie 3 teisuoliai savo laiku ne tik patys buvo išgelbėti, bet ir išgelbėjo žmonės, o išgelbėtieji, kaip čia pasakius, nebuvo tokie teisuoliai kaip jie arba visiškai teisūs. Nojus išgelbėjo savo sūnų šeimas, iš kurių vienas vėliau labai nusidėjo savo tėvui. Pradžios 6 skyrius. Danielius, aiškinamas sapną karaliui Nebukadnezarui, iš mirties išgelbėjo ne tik save ir savo draugus, bet ir visus chaldėjų magus bei būrėjus. Danieliaus 2 skyrius. Jobas meldė Dievo už savo draugus ir taip užkirto kelią jų bausmei, nes jie apie Dievą kalbėjo ne taip ištikimai kaip Jobas. Jobo knyga 42 skyrius. Šie pavyzdžiai mums sako, kad net labiausiai iškrypusioje Dievo požiūriu visuomenėje yra žmonių, kurių ištikimybė viešpačiui tampa išgelbėjimu aplinkiniams. Tiksliau, jų pavyzdys padeda kitiems pamatyti kelią išganymą. Jėzus, kreipdamasis į mokinius kalno pamokslo metu, tarė: jūs esate žemės druska. Mato 5 skyrius. Pagrindinis šio palyginimo mintis yra ta, kad kaip nedidelis druskos kiekis užkerta kelią ankstyvam maisto gedimui, taip tarp žmonių gyvenantis teisėjai, kurie gyvena kaip teisėjai, tam tikra prasme jiems tampa ne tik išganymo priemonė skleidžiant gerąją naujieną, bet be abejo visą tai per juos atlieka šventoji dvasia, bet ir dėl ištikimų Dievo asmenų taip pat yra pratęsiamas jiems malonės laikas. Bet kaip skaitėme pačioje pradžioje, viešpats sako, jie neišgelbėtų nieko išskyrus save patį. Ir tai, brangus draugai, yra baisus įspėjimas, priminantis mums, kad mūsų išganymas yra mūsų asmeninio santykio su Dievo klausimas. Dievo teismo metu nebus jokio kolektyvinio išganymo. Ir nebus niekas kitas atsakingas už mano išgelbėjimą ir mes negalėsime parodyti į kitą ir pasakyti: Dieve, aš netikėjau tavimi, todėl kad jis mane skaudino, jis elgėsi ne taip. Kiekvienas bus atsakingi už save Dievui. Taigi šiandieninis laikas yra malonės metas, kai vis dar yra galimybė žvelgianti tikinčiųjų tikėjimą, pasirinkti savo išganimo kelią. Apaštalas Paulius kviečia tuos, kurie jau atkreipė dėmesį į dievobaimingų žmonių gyvenimą, pereiti prie lemiamų pokyčių savo gyvenime. Hebrajams 12 skyriuje nuo 1 eilutės jis sako: todėl ir mes, šitokia debesies liudijimo apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis, vietoj savo pridarančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentė kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.